Kaip išsirinkti kokybišką mačą arbatą? Norint ją mėgautis, jūs privalote tai mokėti. Svarbiausia geros kokybės mača savybė yra jos kilmė. Iš kur atsiranda mača? Autentiška mača visada turi būti iš Udži, Japonijos, nes 16 amžiuje čia buvo išrasta japoniška arbatos ceremonija. Udži dirvos yra turtingos maistinėmis medžiagomis, aukštis virš jūros lygio ir tai yra puikia vieta gaminti geriausią mačą. Geros kokybės mača visada turi būti ryškiai žalios spalvos, taigi kuo žalesnė, tuo geresnė kokybė. Jei matote gelsvą ar rusvą mačą, atkreipkite dėmesį, tai reiškia, kad ji nebuvo tinkamai saugoma nuo tiesioginės saulės spindulių. Geriausi mača arbatos milteliai visada bus malti akmeniu, todėl geros kokybės mača arbata turi būti lygi ir šilkinė, kai ją trinate tarp pirštų. Mačo kvapas parodys, ar jūsų perkama mača yra geros kokybės ar ne. Aukštos kokybės mača pritrauks jūs savo stipriu skoniu ir ryškiu